praeitis many kaip vėjas kyla. Aišku, kad tai Jonas Juškaitis, 1999 metų poezijos pavasario laureatas. Prašom, gerbiamas Jonai. Taip, tikrai Juškaitis. Bet laureatas ne toks, kaip tie visi poezijos pavasariai. Ir man visai nesu tais žmonėmis poezijos pavasaris, o su labiau žengia pavasarių gramatikos. Man asocijuojasi tas poezijos pavasaris. Nes aš tame poezijos pavasarį atsitiktinis žmogus esu. Gyvenau kaime, išėjau 55 metais, pasėmiau, nusipirkau kaip šiokią tokią įvairovę, kadangi nuobodu buvo įsivien lietuvių literatūrą gyventi. Paskui toliau padėjau ir užmiršau kur gyventi. 66 metais atsitinka tokia keista situacija. Juozas Aputis, Aušra Sluckaitė arba Marija Jurašienė dabar ir Judita Vaičiūnaitė spausdino be mano žinios 4 eilėraščius tų metų poezijos pavasarį, atvestus nuo mano pirmosios knygos Ir Aušros ir Žaros, kuri išėjo 63 metais. Dabar paskambino man Puikšytė iš Kauno, neseniai sako, ar mes nueikit į Vyną, atsiversk paskutinį Martinaičio su Daujotyte pokalbį, 62 ir 72 puslapį, taip aš nuėjau, ten jis labai gražiai apie tą knygą, aš žinojau, kad jie vertino tą knygą, o aš nieko nežinojau, absoliučiai 10 ar tiek žmonių. Tai man ir tas poezijos pavasaris lygiai 71 metų, kol parašiau Kęstučio Nastopkaus, raginamas tiesiog parašyti, ar parašė, ar ne tiesiog geras klausimas. Atsakiau iš klausimą, tai po to prasidėjo. Su manim prasidėdavo tokie dalykai, kur aš gyvenau, kaip sako, ar mėlyna žibutė apšvietė likimą, ar 67 metais išėjus, ar Ir Aušros ir Žaros, abudu yra simboliški metai. Tai, kaip aš patekau, nedalyvaudamas visiškai poezijos pavasaris, netgi už tą premiją, kada laimėjo 1999 metais, beje, kiek žinau, dabar 49, man 9 skaičiai labai, arba labai geri, arba labai lemtingi, bet vis tiek geri yra. Ir ta mano, kaip sakant, knyga, vadinosi, Varpai su guliais nuskambėjo. Kadangi knyga ne mano vieno yra ir mano žmonos, nes jos viršelis, tai aš pirmiausia paskaitysiu jos eilėraštį. Ji yra ir mirusi 2009 metais ir taip pat sudėtinės yra. Dabar Kaune priminsiu tą, ką aš ten Kaune skaičiau tada, 1999 metais. Pirmiausia skaičiau, kai eilėraštį tokį iš Mėlyną žibutę apšvietė likimą, kadangi šiandien yra baisi diena man tiesiog. 48 metų gegužė 20 yra siaubingų trėmimų diena Lietuvos. Ir aš bėgau, kaip sakant, basas rašyti keliamųjų egzaminų. Sunkvežimiai stoja su vilkšuliais netoli, jeigu kas mano knyga tokia yra stoja išėjus, yra ten pušis, prie tos pušies stoja. Dabar jeigu kas tingi skaityti popierių, jį bus įskaitmeninta, kaip sakant, ten bus viskas. Ir nežinodamas, kas bus ten, nubėgau, batukus nusinešiau, kaip sakant, mes tada vaikai, 15 metų, skudurinius, nubaltintus dantų milteliais, nusiploviau kojas į rasas prie Jurbarko ir ėjau rašyti to rašymo. Keliaminį egzaminį pirmasis buvo rašomasis. Ir įsivaizduokit, Stalino konstitucijos sąvokį. Aš patie rašyti, dregančiam viskas tiesiog. Įėjo 3 merginas paveikti iš tos klasės išvežti. Parvažiavau tiesiog, namie nežinau, kas bus čia tiesiog. Kaimynas išvežtas. 2 iš kitos pusės išvežti. Mes dar esam. Mano dėdė, kalėjime sėdi, dėdienė, kitos, mane kaip Heldergina, tiesiog Heldergina sako, kad jų užaugino dievai. Ir mane taip pat užaugino dievai, o iš tikrųjų moteris. Nes mano visa giminė vyrai visi buvo ištreškinti.
arba išbėgę į užsienį, arba kalėjimuose. Tiesiog tai galite įsivaizduoti, kokia tada buvo 39 metais prasidėjo Antrasis pasaulinis karas ir aš pradėjau lankyti pradžios mokyklą, taip pat ir mano žmona. Dabar visi trėmimai 41 metų su Povilaičio Augustino sūnum mokosi prie vokiečių vienam skyriui šių pradžios mokyklų. Čia su Povilaičiu parvažiuoja automobilis, 40 metais šviesiai pilku tiesiog. Aš sėdžiu ant slenksčio ir matau, kad ant dūmų pusėje. Visi kiti visi trėmimai lygiai pat 51 metų, kada buvo išvežtas. Taip pat iš mūsų klasės paimtas mokytojas Malinionis ir vienas mokinys Bakaitis. Iš kokios vietos jurbarkėjos išvežė, aš negaliu pasakyti, bet paėmė iš mūsų klasės. Galite įsivaizduoti, kaip man dabar asocijuosis, ką čia man skaityti. Ir aš dabar pirmiausia taip paskaitysiu, ką aš skaičiau. Bet stengtis, kad žinau, kaip aš čia numąstinau, tiesiog viską paskaičiau iš Lenino Žibutį atlikimą. Eilėraštį vieną, kur aš nevengdavau anų laikų maršų. Nemanykit, žiūrėdavau, kaip sakysim, žygiuoja paraduose, trim, viską. Ir aš parašiau to maršo ritmo eilėraštį. Apatiškai žudami žygiuokit išdidžiai, kol akyse tamsu nuo kraujo žmogžudžiai, metalo žemė daug medaliams ir menu, būt pjedestalams joj užtenka akmenų, kol žemė krūstelis, skubėkit šaukt velniais, nes žemė primena vienos vandens vilnies siūbavimą, kol šiandien dirba dar pačia, žvilga dar pačia iš ašrinto metalo ašmenų, spalvos viršūnė bus tamsioji apačia. Nuo jūs pačių darbų šiurpų didžių papūs, suplėšės jūs knygas, sulygins jūs kapus, tą pulką, kur prie žemės prismeigta širdis, žolė žibėdama ramybė išardys ir kruvinų klaidų, tamsa žolė lieknoj sutirps, kaip varnas Leninui dangaus liepsnoj. Aš tada tą eilėraštį perskaičiau, ne iš tos knygos, iš Lenino Žibutį apšvitilkimą, kadangi aš dalyvavau 73 metais poezijos pavasarį, jeigu čia dienoraštį įdomu, ir važiavau Kaune Vilkaviškio rytį. Kaune man skaityti uždraudė, todėl, kad pasakė, negalvok, kad tu čia skaitysi Kaune. Kalanda buvo susiderinęs. Aš tam atsakiau prievaizdį. Jis taip pasakė, Lietuva vienintelė respublika Sovietų sąjungų, kur yra patys ir poetus turi prižiūrėti patys aukščiausi visi. Ir paskui dar pasakė, kad ne tie pritarė, tiki, bet visai kiti. Tai dabar įsivaizduokit, kodėl aš perskaičiau tą eilėraštį. Savo vainiką aš padėjau prie Maironio kojų. Turėjau padėti ant Maironio kapo. Nes nešėm su Paliloniu, Palilionis sako, jau aš pavargęs esu, nenunešim. Sako, dedam prie kojų, vis tiek tas yra. Dabar paskaitysiu pirmiausia žmogaus eilėraštį, kadangi jūsų knygos yra viršelis, akademinė kalba. Gilūs kaip dangus, aukšti kaip dangus, gilūs tarsi bedugnai, mūsų širdies judesiai. Siūbavo laiptai, lyg vandenynas, rodys, kad į gelmę krintu, tavo akis buvo šaltos, į gelmę kritau viena. Dabar mano eilėraštis bus iš tos knygos, iš tos premijuotos knygos. Toli praeity man tarsi dainų Dunojai, Lietuvos dainų negarsiai daina gaida liūdnoji. Girdis, lyg sapnas šmėkštels manęs pakelto, veidas saulėlydžio šveiklos auksu pakelto. Klausau, kaip many niūniuoja dainavę matos, dainas ir giesmės giedoja, klausaus visatos. Taip nereikia nieko, taip gera vienam, štai skėti, saulė glaus į žarą ir pažiūrėti. Suglaus
bangon, štai žvilgsnį lepint bangon, šaltona, žemė pavasario kvepiant, žolė, gėlė žolynuose slepiant, veidą geltoną. O dabar Bet jau paskutinį. ne iš tos knygos. Kiek dar? Bet jau paskutinį, tiesą sakant, jau praėjo tos 7 minutės. Bus, nu aš tada sakysiu, toj tyloj tyliausioj, plėšytoj šūvių, dar man garuoja kraujas brolių lietuvių. Vakarų pašvaistės auksė rausvame, dulkėm susitinka oras su žeme. Virš arim tolimos mūšių sutrintų, lyg ir saulė leidžia sklygdama krintų. Lyg jos spinduliai ir sužeistieji kris, vakaro mėlynė jiems užspaus akis. Dabar dar būčiau paskaitęs Antanio Miškinio vakare, nes čia aš dirbau 58-59 metais Valštų durų kitų, tam pirmam kambariukį, ir visi rašytojai su manim, komunistai, modernistai, visi ištiemties paleisti jaunieji kokai, visi turėjo su manim reikalų, nes po mano rankas Reimeris buvo štai sėdė redaktorius, kur mano rankas paleisdavo tempuoju, o ir dar kartais sugražinti. Bet neskaitysi, tik tiek galiu pasakyti, kad atkalbėjau ten, kad Miškinis neatgailantų dėl tremties. Yra tai pavydyta mano, o dabar tegu leidžiama man pasakyti 2 eilėraščius. Kiek aš bus. Tokie bus 2 paskutiniai. Baltas laivas plaukė, ne tiek laisvės, kiek laisvi, kasdien gražesnės jūs dienos tolimos. Ir baltas laivas plaukiant su nelaime pasijus, kas istorijai už laisvę žūna, net nežinomi, krauju savo Mindaugo karališkai karūną deda ant visų kartų galvų. Baltas laivas kryžium kapinynė, kaip žemės drebėjimo vaizde, kam graži pro ašaras tėvynė šviečia kraujo didelę žvaigždę. Jos šviesoj senoj kaip mėnesiena, laukas tartum taikiniai stiklai, iš visur padidina kiekvienam visus, koks kas tikrai. Jo šviesoj žemėlapiai kaip runos. Nuo jų pučia vėjas, mes tave išvargę tau vaikai. Mindaugo karališkos karūnos mums stebuklas tu, kad išlika ir paskutinis tikrai jau bus toks. Palaiminta vienatvė, per jos rankos, paliečiami sušlamėsiu daiktai, ir tu į ją iš Dievo pasilenkus, žiūri į mano pylumą piktai. Tokioj rimčiau, kad žemė sukas smarkiai, joj neskolingas niekam, prie akių jos vietoje, kur amžinai užmerkė, paskinta baltą gėlę, pamerkiu. Tai jau baig. 12 minučių Jonai. Ir viskas užbaigsiu, bet tiesiog. Ten 12 minučių paskaičiau, ir ten mūdviejų vaikystės balsas plonas. Lyg vienas, kaip atskirti negali, ir praeitis, kaip senas patefonas. Tyloj tyliausiai girdis iš toli. Nusukau pas porą puskelių užbaigiau. Dėkui.